Tai kas yra leksikografija? Leksikografija yra lingvistikos šaka, tyrianti žodynus. Taigi, ji tyria, kaip žodynai aprašomi, sudaromi, kaip parenkamos jų reikšmės ir apibrėžtis, vartosenos pavyzdžiai ir panašiai. Galima leksikografiją skirstyti į teorinę leksikografiją ir praktinę leksikografiją. Taikomasis jos pobūdis matyti ir iš paties pavadinimo. Leksikos reiškia susijęs su leksika, o grafo yra rašau. Taigi, teorinė leksikografija aiškina, kaip ir kada buvo sudaromi žodynai, taigi tyria jų raidą, tada nagrinėja tipus, kokių gali būti žodynų, nagrinėja jų kritiką ir vartoseną, taip pat vertinimą, tai yra kokiam adresatui rašomas žodynas, kokio pobūdžio jis yra ir kokia jo paskirtis. Praktinė leksikografija, žinoma, susijusi su praktiniu darbu. Vadinasi, mes turime išsiaiškinti, kokius žodžius pateiksime, kaip juos aprašysime, kokios informacijos apie juos duosime, taip pat kokius pavyzdžius parinksime, kiek atsižvelgsime į vartoseną ir panašiai.